Paklausinėkim praeivių, ar jie žino, kad šiandien vyksta tarybos posėdis. Labą dieną. Ar žinot, kad šiandien tarybos posėdis yra čia, savivaldybėje? Nežinot? Nesidomit? Pensininkam. Reikia būtinai domėtis tai. Gal kada užeisit paklausyti, ką sprendžia mūsų taryba? Klausykite, savo ką gero duos. Nuduos, taigi nieks, kaip ir sako... Iškel viską į paviršių, ne vienas nenuteistas. Todėl, kad mes tenais neinam klausyti. Tai vat galit užeiti. Labą dieną, ponė. Ar žinot, kad čia vyksta šiandien tarybos posėdis Pagėgių? Ne, aš žinau, ne, aš nieko. Nežinot? Ne, aš einu niekada. Nu tai kada nors užeikit. Pažiūrėkit, kaip mūsų tarybos nariai dirba. Dirba gerai. Labą dieną. Sakykit, prašom, ar tikitės, kad šiandien bus priimtas kontrolės komiteto pirmininku? Ne, nebus. Nebus? Žinot 100%? Žinom, komitete buvo nuspręsta, kad nepritarti. Supratom. Nu kągi. Mes buvom aišku už, bet... Labą dieną. Labą. Sakykit, ar tikitės, kad bus šiandien priimtas kontrolės komiteto pirmininko pareigybės? Manau, kad ne. Manot, kad ne? Ne, kadangi komitetai atmeti tą klausimą. Aišku. Nu kągi, einam pažiūrėti, kaip bus priiminėjami klausimai savivaldybėje. Kaip visada, pas mus yra švenčių per mėnesį gimtadienis, tai Vytautas Dadišauskas, rugpjūčio 29 dieną šventė gimtadienis, sveikiname jį. Bronislavas Butvilis, rugsėjo 21 dieną, sveikiname. Ir Eugenijus Darbušas, kol pradėsim tarybos posėdį, aš dar turėčiau pagarsinti, bet jūs visi esat gavę vyriausybės atstovų Tauragės apskrities tarnybos reikalavimą, tai 11 metų 14 dienos numeris 6, ar visi esat gavę kas nors visi gavę, tai aš jau persiskaitysit. Na ir čia galbūt aš tą pristatyti. Nepozicinė frazė vienu metu kiek siūlė, tai į kontrolės komitetą 04.28 buvo siūlomas Romualdas Jarusevičius, 04.28 Algis Grublys, čia tarybos posėdžių metu aišku. Remigijus Kelneris buvo nuo 6.27, Vladimiras Gavedeckas nuo 7.28 ir Vladimiras Gavedeckas nuo 8.25 jie buvo siūlomi. Ir aišku, opozicija elgėsi lygiai taip pat, frakcija siūlo lygiai tos pačius, kurių aš matau. Vis dėlto norėčiau atsiklausti jūsų, gal vis dėlto, kad siūlo trečią kartą, aš manau, jau paskutinį kartą tos pačius tarybos narius per į kontrolės komiteto nario, pasinis frakcijos atstovas siūlo Vladimirą Garadeckį, kontrolės komiteto pirmininko, taip pat Vladimirą Garadeckį. Kadangi visi komitetai pasisakė už kad būtų sprendžiamas tarybos metu, tai norėčiau išgirsti pasisakymus jūsų šio klausimu. Atviras matau. Prašau. Padėlė visiems dalyvaujantiems tarybos nariams. Eilinį kartą mes vėl sprendžiam tą klausimą, nežinau, mes turim ką veikti, ar ką nežinau. Tačiau siūlau šį kartą tikrai pritarti pateiktom kandidatūrom ir užbaigti žaidimus, kadangi jau juokingai atrodom turbūt vieninteliai Lietuvoje, kur nesugebam atskirti
klausiu, merai, kokiu teisiniu pagrindu jūs įrašėte Petrą Ubartą siūlydamas į kontrolės komitetą? Visiškai prieštaraudami šią būdą. Prieštaraudami teisės aktų, jūs pasiūlėte Petrą Ubartą, neatsižvelgdami į pozicijos pasiūlytus kandidatūras. Ačiū. Taip, Jarusevičius, prašau. Gal juristė galėtų paaiškinti, jeigu komitetai šito klausimą nenagrinėjus, buvo atmestas ir nenagrinėtas komitetuose, bet mūsų tai ar taryba jį gali toliau svarstyti? Čia jūsų pasisakymas? Ne, klausimas buvo. Ne, klausimus aš pasakysiu kada. Jūs dabar turite teisę pasakyti 5 minutes. Tuo klausimu. Viskas? Nėra daugiau pasisakančių. Taigi gerbiami tarybos nariai, teikiu kandidatūrą. Vladimirą Garadeckį į kontrolės komitetą ir į frakciją. Prašom balsuoti. Kas už, kas prieš. Taigi, balsavime dalyvavo, kaip matau, 19, už 5, susilaikiusių nėra, prieš 14, taigi... Kai gausit leidimą prieš tai. Dabar opozicija, jūs nesate opozicija. Prašom opoziciją siūlyti kitą kandidatūrą. Garadeckis, prašom. Opozicijos lyderis, prašom siūlyti kitą kandidatūrą. Šitą aš norėčiau, kad laikytis vis dėlto vietos savivaldos įstatymą ir reglamentą. Ar ten parašyta, kad, reiškia, posėdžio metu siūlysim keisti kandidatus. Kaip ne. Aš norėjau išgirsti jūsų pavardę. Yra kita kandidatūra. Jūs būti negali. Prašau, neturgu Rengeris ir Jarusevičius. Tarybos nariai, gerai. Laikykimės. Mes sutarėm, kad jūs paprašysit žodžio kitai kandidatūrai. Prašom siūlyti kandidatūrą. Edgarai, prašau, jums nesuteikiam žodžio. Jūs ne opozicija esate, kad žodžio nesuteiksiu šiuo metu. Vadovautojas savivaldos įstatymų ir mūsų patvirtintų reglamentų 102 punktų perskaitau. Kontrolės komiteto pirmininkas jo pavaduotojas laikomas paskirtais, jei už jų kandidatūros balsavo visų tarybos narių dauguma. Jei kontrolės komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas nepaskiriami, meras privalo teikti kitą kandidatūrą. Teikiu Petro Ubarto kandidatūrą balsavimą. Prašom. Teikti balsavimą. Mano dar dega prašymas. Tai gal jūs ir degti, nežinau. Aš norėčiau kalbėti. Balsavimą prašom pradėti. Tai už pasisakymą, čia nebebūna jokių dalykų. Naujas reglamentas gal kokį dirbu. Taigi jūs padėkite kandidatūrą ir svarstyti. Už 13 susilaikė 1, 5 prieš. Patvirtintas. Draugas sprendimas. Petras Ubartas. Trečias klausimas. Labai replika, bet mums gali. Trečias klausimas. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Prašyčiau gerbiamo mero
turėtų laikytis įstatymų, reglamento ir savo užimamų pareigų. O ypač labai keista atrodo, kai sėdi istorikas, kuris dėsto vaikams istoriją, kaip kas buvo ir turi būti ir balsuoja prieš įstatymą. Ačiū. Aš iš tikrųjų, aš nenutraukiau vien todėl, kad galvoju, kai jūs norite šito klausimą pasakyti. Bet sekant sykį labiausiai jūs kalbėsite apie temą. Ar yra dar kas norėčiau pasakyti? Edgaras, jūs prašom. Siūlau pritarti vieną kartą šiai kandidatūrai pozicijos kitai ir nesiūlyti kaip Petro Uberto praeitam klausimui, kadangi jis jau yra viešas raštas atsisakymas būti kontrolės komiteto pirmininkas. Tai jeigu savo nesiūlykit, kadangi yra pozicijos pasiūlytas kandidatas ir už jį turėtume balsuoti. Ačiū. 10 minučių. 10 minučių. Čia kaip Aš mačiau prieš tai, ką tu balsavai. Kągi, po 20 minučių posėdžio tarybos pozicija išėjo pailsėti 10 minučių. Šito klausimu norėčiau pasakyti vien dėl to, kad prieš keletą minučių kažką atrodo, kad labai savo netikėtai galvotų, kad pasakė smūgiš. Ir aš gerbiu Romo Jusevičiaus. Manyčiau, kad tai nelabai gražu yra iš tarybos nario pusės. Įžeidinėti kitą tarybos narį, prikišant jam kažkokius darbinius reikalus ir maišant juos su politiku. Būtų gal ir liūdna, bet yra iš tikrųjų juokinga. Ponas Romas tikriausiai nemato, kaip šį kartą vyko balsavimas. Nuo klausimų nemato, kaip aš balsavau. Bet tai neturi reikšmės. Vis tik tai, manyčiau, etikos komisijos pirmininkas turėtų būti iš tikrųjų etikotiškas žmogus, nemaišantis asmeninių kažkokių tai simpatijų ir antipatijų su politika. Tuo labiau, kad esame skirtingų politinių partijų atstovai, kiekviena partija turi savo programą, kurią mes vykdome. Ir partijos reikalas yra su kuo jinai, kaip jinai, nes ji atsiskaito prieš savo rinkėjus. O asmeniškumai, tai tegul lieka tarp mūsų dviejų kaip kaimynų, galime pasišnekėti draugiškai gatvėje. Manyčiau, kad vis tik tai reikėtų labai pagalvoti, ar tinkama šitą kandidatūrą būtų etikos komisijos pirmininkas. Ačiū dėmesį. Gerbiami tarybos nariai, aš taip pat siūlyčiau nepritarti šitai kandidatūrai, nes aš įsivaizduoju, kad esu ir jaunas politikas, bet tarybos narys ir labiau etikas pirmininkas turėtų gerbti kitus tarybos narius. Tai, kas jūs puikiai prisimant vyko prieš kitus posėdžius, kai visų akivaizdai tuo pačiu žurnalistu vadinti mane studentu. Aš taip ilgai iš paklausiu, gal panas Romai gali atnešti mano baigimo atestatą Klaipėdos universitetą, tada pasižiūrėtume. Ačiū. Labai gražu girdėti tarybos narius, kad reikia laikytis įstatymų ir žvelgti savo. Tai vieną kartą pradėkime laikytis nuo pirmo klausimo posėdžio, kad reikia laikytis įstatymų. Kuriame parašyta mūsų reglamente, vienas tarybos narys, vienu svarbu gali paklausti 2 kartus rengėjo. Tačiau klausimus mūsų patys niekas neatsakė ir nuvažiavom toliau nuo klausimų. Tai jeigu visi tokie šventi, tai pradėkime žiūrėti kiekvienas į save ir elgtis teisėtai ir nebus tada ginčai, kad nieko nevisų. Ačiū.